Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandieną mes sodyboje kepsime va tokį Grill and Fun kiaulieno šoninės suktinukai marinate. Nu ką šiame mėsytę kepsime. Taigi, mėsytė va tokia, va to mašinos važinėja, girdisi. Nusipirkom šitos suktinukus už €29 Lidl parduotuvėje. Ir dabar pasižiūrėsim, įsikepsim, pažiūrėsim, ar juos iš vis galima valgyti ar negalima, ar juos verta pirkti ar neverta, ar jie skanūs ar ne. Čia akcija buvo, taip ir tokia kaina neksinė, aš nežinau, bet primenu dar kartą, €29. Tai yra kiaulieno šoninės suktinukai marinate. Sudėtyje yra vandens, nes savai neaišku, kaip gali nebūti vandens, pusgaminis visą tai. Taip, 88% kiaulieno šoninė, vanduo, 3,4% marinatas, prieskoniai. Na, vienu žodžiu, viskas ko reikia, viskas užmarinuota, viskas padaryta, kas susistabdysit, pasižiūrėsit patys. Aš jau nebenoriu sudėties skaityti, svarbu, kad tai yra, kiaulieno šoninė. Taip, ir dabar pasižiūrim maistingumo deklaraciją, tai yra energetinė vertė 100 gramų 282 kalorijos. Na, 300 gramų, principe tai yra pakankamai riebus patiekalas. Na ką, realiai nėra ko kalbėti, lašinukų yra, kepsim ant žarijų, dabar ugnis, kaip sakoma, kaista. Taip, kad tuoj keliausime, viską iškepsime, ragausime, vertinsime. Na štai, žarijos kepimui jau yra paruoštos. Truputėlį pagesinsim ugnį, kad jos mažiau būtų, kad nesudegtų mūsų kepami. Va šitie Lidlo kepsneliai ar kažko tokio. Ne kepsneliai, šašlykėliai tokie. Na, visų pirma galiu iš karto pasakyti, kad jaučiasi labai stiprus, atidarius labai stiprus pasijautė acto kvapas. Tai yra, iš tikrųjų, marinatas, kaip reikia suprasti, yra padarytas, acto pagrindu. Nemanau, kad tai man patiks, kas liečia patį skonį, bet iškepsim, pasižiūrėsim, paskanausim kažką tokio. Ir pasakysiu tada, ar verta buvo šituos verinukus kiaulienos pirkti, ir jau net užmiršau, kaip jie ir vadinasi, tiesą pasakius, kai pradėjau kepti. Dabar jau, pakuotė pati išmesta, bet jūs jo pavadinimą patys matot. Tai va, viskas čia pas mus kepa, nežinau, kiek aš čia kepsiu, reiškia, pačio proceso ilgai nefilmuosiu pačio kepimo. Jau susitiksim tada, kada jau visas šitas bus iškepta. Na štai, viskas iškepė, kepė, pasakyčiau, nelabai ilgai, tiesiog gabaliukai čia maži tos mėsytės, lašinukai. Viskas tvarkoj, ką noriu pasakyti, kol kepė užsidegė, pagaliukas sudegė, šiek tiek truputėlį, aišku, riebalai supranta ir bėga, ugnis šoka vėl. Taip, tai ką, aš iš karto tada išsiimsiu vieną pagaliuką ir, kaip pasakyti, paragausiu būtinai. Va, pasižiūrėkit, kaip jis visas iškepęs, kaip jis atrodo. Aš dabar jį paragausiu ir pasakysiu, kaip, ar verta buvo pirkti, ar neverta buvo pirkti. Nu ką. Žinokit, nerealus šlamštas. Žiauriai neskanu. Na, tai yra nevalgoma. Realiai tai yra nevalgoma. Žinokit, nepirkit, čia, aš dabar valgau, čia yra rūgštu, nerealiai. Suprantat, mėsa visa rūgštė.
Na, kaip ir sakiau, kai mes atidarėm, tai pirmas dalykas tai buvo actas. Nu, acto, žinokit, privaryta į šituos pagaliukus. Nu, nerealiai. Bet ko norėtų už tokią kainą? Ekonominė kaina. Tikrai ekonominė kaina. Ir šiaip tai yra pinigų išmetimas. Nežinau, aš jau perku, kepu, vis kažko tai ieškau iš Lidl parduotuvės, kad kažką tai va tokio kepsnių pasidaryt, bet tai yra nerealus šlamštas, nerealus, bjauru, neskanu. Realiai viskas keliaus iš liūdėžio. Vėl likau be pietų. Čia aš pietums kepiausi, valgyti jo yra neįmanoma, skonis yra šlikštus. Viena žvaigždutė iš 5, žinokit, daugiau duoti negaliu. Na, galima iš vis neduoti jokių žvaigždučių, bet kažkiek įvertinti reikia. Taip kad viena žvaigždutė iš 5 iš tos prekės pirkti iš Lidl parduotuvės tiesiog nerekomenduoju.